esu Lina Stanevičiūtė, esu 2016 m. Lietuvos motokroso čempionė moterų klasiai, o tuo pačiu Lietuvos taurės mėgėjų, tai yra tarp vyrų, 2 vietos nugalėtoja. Iš tikrųjų prasidėjo labai netikėtai, mano brolis įsigijo keturratį, susitaupęs pinigų ir aš tada pirmą kartą pamačiau tokią transporto priemonę. Aš nežinau, kad tokias yra, o apie tokį sportą kaip motokrosas iš vis nežinau. Ir aš iš jo, kai jis būdavo darbe, paimdavau, dar tada studijavau, turėjau laiko, paimdavau, važinėdavau, man labai patiko. Suradau kompaniją, pradėjau važinėti, jie buvo sportininkai, parodė, kas yra tas sportas, kad nereikia čia važinėti tais keliukais vietoje ir panašiai. Ir pamačiau, įsimylėjau ir tada jau stengiausi įsigyti savo motociklą, kad jau galėčiau važiuoti būtent motokrose. Pačios pirmosios varžybos buvo žiemos enduro krosas. Dalyvavau su keturračiu, tokiu hobby klasės, galima sakyti, visi kiti važiavo su sportiniais, bet tiesiog enduro klubo atstovai sako, važiuok. Tiesiog įstūmė mane į tas varžybas ir labai gerai sekėsi. Ta kartą iš lietuvių buvau 4, nes gal tas mano hobby motociklas tiesiog puikiai suvažiavo. Aš suskaičiavau, kad aš jau esu 8 sezonus atvažiavusi. Aš atsimenu savo pirmas varžybas, tas, kaip sakiau, žiemos enduro krosas man buvo prieš jas tai bloga, nes aš atsimenu varžybas iš vaikystės apie jojimą. Žirgas labai nervinasi, jaučia tavo baimę, tu taip pat nervinėsi ir būdavo toksai blogas kompleksas tų emocijų. Ir kai pradėjau pirmą kartą sustartavau su motociklu, aš supratau, kad jisai nesinervina, tai nėra ko ir man nervintis, jis daro tai, ką reikia, ką aš darau, ką aš liepiu daryti tam motociklui. Ir tiesiog užverda adrenalinas, pamatai žmogų prieš tave, tu jį nori lenkti, tiesiog, net nežinau kaip pasakyti, darai viską, kad jo nepaleisti ir tada labai darosi prieš save gėdą, jeigu jėgos apleidžia ar kažką, susiemi vėl iš visų jėgų ir toliau. Iki pat pabaigos bandai suvažiuoti ir geriausią rezultatą pasiekti. Mano pozityvumo moto yra jaustis gerai prieš save. Nereikia eiti kažkur iš pažinties, kad jaustumėsi gerai prieš save. Jeigu tu žinai, kad tu elgiesi gerai, arba jeigu padarai kažką blogai ir pasisakai pats savo, na tai yra tas moto, kuris tave tiesiog padaro laisvu. Tu darai, ką nori, nes esi geras prieš save ir prieš kitus. Walk with me, tell me a story, let it all out.